nes mes dažniausiai ant Žemės būdami natūraliai nesusimastom iš vis, kad metalas gali susiklijuoti su metalu, susivyrinti, vadinasi, pavyzdžiui, cold weldingas ir visokių kitokių dalykų. Tai aišku, iš karto perspėju, galimai naudosiu daug angliškų terminų, nes tiesiog lietuvių kalba yra dar nepajėgi išspręsti tos problemos, nes New Space, būtent tas naujasis kosmosas, yra gan šviežia sritis, tokia kaip industrija. Tai šitoje vietoje mes dar atsiliekam, būtent galvodami apie terminologiją, bet manau problemos nebus. Tai jo, kaip ir sakė su Saulius, Nanobionikai tai yra kompanija, kuri beje šiaip pradžiai buvo startupas, iš vis tokia kaip ir idėja susibūrusių žmonių, literaliai pasidarė, žmonės buvo ant popierinės servetėlės stažuodamas NASA Ames centre prieš, nežinau, 11-12 metų. Idėja, kad būtų galima kokį nors tai pasileisti varžtą į kosmosą, sukurti Lietuvoje, tenai vos ne įmonė, tai reikia varžtus daryti ar kažkokius tai detalės. Ir vienas iš tų būtent mokslininkų, tenai buvusio NASA'ai, sako, tai kodėl jūs, pavyzdžiui, palydovą nenorite paleisti? Ir tai pasirado pirmieji lietuviški palydovai, Lituanika SAT-1, SAT-2 ir panašiai. Ir jie, tiesą sakant, tuo metu buvo labiau galbūt skirti kaip parodyti, kad mes kaip Lietuvos inžinieriai sugebam kažką tai iškelti kosmosą ir kad tai veiktų, nes vis tai dar yra iššūkis iki šių dienų, tu gali padaryti viską ant Žemės, bet jis turi veikti kosmosą, nes deja tokių kopėčių ilgų nėra, kad užliptum ir sutaisytum, jeigu reikia, tai viskas turi veikti iš karto ir veikti metų iš metų. Tai va, pirmasis palydovas buvo iš tikrųjų radio retransliatorius, tai visiems radio mėgėjams tai buvo labai įdomus žaisliukas, pavadinkim taip. Jie galėdavo, pavyzdžiui, iš Brazilijos pasiskambinti į visai kitą pasaulio galą, tai šiuo atveju, sakykime, Lietuvą. Nes tu gali signalą siųsti į viršų, palydovas atspindi, vadinkim, retransliuoja tą signalą ir siunčia į apačią, tai tu gauni labai galimybę siųsti savo signalą labai tolimais atstumais. Tai šiandien pakalbėsim trumpai apie, kas iš vis tai yra palydovai, kaip jie veikia, kaip jie atrodo, kodėl jų reikia, kiek ten jų yra. Tada pagrindinės problemos, ką mes susiduriam darydami ant Žemės, ką turime vertinti kosmose, nes tiesiog ant Žemės yra vieni procesai, kosmose visai yra kiti ir mums reikia estimatinti labai daug dalykų, su kuo įmanoma mažesniais marginais. Tada aplamai, kaip mes tos palydovus gaminam, ir aišku, paliksiu kažkiek laiko jūsų klausimam. Tai ką, važiuojam. Tai va šiuo laiku dabar, kai mes šnekam, gerai, čia visą laiką kinta šitas skaičius, bet palydovų yra dabar kažko apie 12 000 su biškučiu. Vieni, kai kurie yra netgi, sakykime, ne palydovų, kaip jūs suprantat, tai gali būti įvairios, netgi, sakykime, pavyzdžiui, jau pasibaigusio galiojimo kosminiai aparatai. Gali būti visokios pakopos raketų ir panašiai, bet palydovas iš savęs tai nereiškia, kad jis turi atlikti kažkokį darbą. Terminas pats apibrėžia, kad yra kažkoks daiktas kosmosas skrendantis aplinkui didesnį daiktą. Tai mes turim natūralų palydovų mėnulį. Tiesą sakant, mes turim 2 palydovus. Galimai mažai kas tai žino, bet iš tikrųjų mes turim mėnulį ir dar vieną labai mažiuką tokį akmenuką, kuris irgi kartu skrenda su mūsų planeta. Tai šituo atveju, aišku, apsiribokim tom, kad mes, sakykime, turim vieną natūralų palydovą ir turim 12 450 nenatūralių palydovų. Pagrindai, aišku, jie yra sukurti žmogaus. Paskutinį kartą, kai tikrinau, tai jo tik tai žmonės dar sugeba kurti palydovus mūsų planetai, tai turėtų visi šitie būti nuopelnai žmonijai mūsų. Tai realiai mes, kur specializuojamės kaip Kongsberg Nanobionics, kaip firma įmonė, mes specializuojamės ant nano ir mikro palydovų. Tai reiškia, kad nuo 1 iki 10 kg nano palydovai, gali būti šiek tiek ir daugiau,
masė ir tada mikropalydovai. Taip pat yra dar visas būrys skirtingų klasių, tai pradedant nuo piko palydovo, tada yra nano, mikro, mini, medium ir large. Kodėl mes nedarom didesnių? Ne dėl to, kad mes negalėtume. Aišku, buvo laikai, kai, sakykime, turėjom, tik prieš 7 metus, dar neturėjom normalių facilities, tai yra gamyklinių pajėgumų ir, sakykime, toks kaip paprastas bukas dalykas, problema. Didelę palydovą, tu gali pradėti palydovą tik tokį didelį, kiek yra plačios durys, nes tada reikia jį išnešti. Šiuo atveju mes dabar jau turim jau normalią gamyklą ir galime per tas duris išnešti ir didesnius palydovus, mes specializuojamės į mikro, bet vienas iš esminių dalykų, kodėl mes nedarom labai mažų ir labai didelių, tai mažas yra tiesiog per mažas, šitie yra aukso viduriukas, nes kaip žinot, technologijos jos visas mažėja. Vis procesoriai vis rodo 5 nanometrų dabar technologijų, dabar artėja 4 nanometrų technologija microchipų ir viskas mažėja, tai nebėra tiesiog iš reikalo tos vietos ieškoti. Bet, sakykime, kartais būna ypatingai, sakykime, tokiam kaip didžiuliam teleskopam arba ten kažkam tai palydoviniam ryšiui, kuris turėtų dirbti geostacionarioje orbitoje, tada ten jau šiek tiek reikia didesnių arba tų pačių space probe, tų vadinamų, kur čia lietuviškai būtų, kosminių laivų, kurie skrenda į kitas planetas, tiesiog jiems reikia labai daug neštis daiktų. Čia kaip pavyzdžiui dabar nesenai galbūt girdėt, kaip 3 lietuvių užlipo ant Everesto, tai jam tenai reikia nusinešti labai daug daiktų, nes yra tolimas kelias. Tai panašiai tie didesni palydovai tą ir kompensuoja tą problemą. Kadangi mūsų visas tas specializacija yra ties žemutinė orbita, kas yra apie 550 km, kitaip sakyti, vadinasi LEO, Low Earth Orbit, tai mes šituo atveju mums pilnai užtenka, daug mantos nereikia su savim neštis, Saulė arti, jinai mums gali pakrauti panelės, mūsų Saulės celės ir taip pat mes galim puikiai dirbti. Tai šituo atveju nanopalydovai, jų dydis yra plius minus panašiai kaip mikrobangų krosnelė, o mikropalydovas, jau toks kaip senovinis, sakyčiau, toks jau didelis, griozdiškas ofisinis printeris, flešas su skeneriu ir ten dar A3 ir A2 netgi atspausinti. Tai aišku, jie visi skrenda iš tikrųjų vadinami tai stowed configuration, tai yra jie supakuoti, viskas būna tokia kaip kubiukė, kvadratiniai formai ir išskridus į kosmosą išdeplojinas, tada išsisklando, ten visas išslanksto antenas ir taip toliau panašiai, dar paskui pašnekėsim. Kas įdomu, nanopalydovai, tiek piko ir nano, tai yra realiai tas pats standartas, jie ne visai toks pat, bet įsigilinti tą temą. Nanopalydovai, jie turi savo vienokius matavimo vienetus, mikropalydovai jau matuojami tiesiog tokiais vienetais, kaip mes suprantam, tai yra metrais, milimetrais ir taip toliau. Nanopalydovai šiaip prasideda nuo 1 unito iki 16. Vienas unitas tai yra mažas kubelis, kuris yra 10x10 cm matmenų. Tai kuo tokių kubelių susideda, kuo daugiau krūva, tai tada dažniausiai būna šiais laikais jau dažniausiai prasideda nuo 3 unitų, tai reiškia 3 kubai į tokį kaip susidėlioti konfiguraciją iki vienas po kito, tai gaunasi tokia kaip mini dešrelė, arba tada 3+3, vienas prie kito, tai tokia kaip batų dėžė, arba tie 6 ant viršaus 6 ir ten dar papildomai daugiau, tai tada gaunasi toks, kokis čia matosi ekrane. Toliau, kas įdomu, kad čia jau galit matyti, yra plius minus kiek dabar palydovų yra šiuo momentu žemutinė orbitai. Ir tai yra pagrindinė darbinė orbita, kalbant apie New Space'ą ir aplamai ko žmonijai reikia. Nes dažniausiai mes palydovus statom kaip žmonija, tam, kad mums atliktų kažkokį naudingą darbą. Dažniausiai tas naudingas darbas, pavyzdžiui, gali būti stebėti dramblius Afrikoje, nes ten brakonieriai bando juos išpjauti ir reikia žiūrėti jų populiaciją, kurie vaikšto ir panašiai. Yra beje tokie palydovai ir mes, tiesą sakant, vieną tokį misiją turėjom.
Taip pat, sakykime, galbūt reikia žiūrėti, kaip planktonas, jo kiekis didėja arba mažėja vandenynuose, užterštumas. Taip pat netgi, sakykime, yra tokie palydovai, kurie stebi, kaip jūs naudojatės telefonu. Ir net tai nesusijęs su šnipinėjimu, jie tiesiog žiūri, kiek jūs signalą išskleidžiat, radijuojat į išorę. Ir tokiu būdu jie gali pamatyti, kur yra didžiausia aprėptis, kur labiausiai naudojamas tuo ryšiu. Ir galim pasakyti, kur reikia daugiau bokštų pastatyti. Ir jūsų internetas bus greitesnis. Ir yra begalės dar kitų. Tai šiaip realiai yra 3 pagrindinės orbitos. Yra ir daugiau žinoma, bet tiesiog apsiribuojam, tai yra tas LEO, 500 tam, 500, 600 km. Galima tai plius minus iki 1000 km nukeliauti, bet sakykime, LEO orbita yra 500, apsiribokim tom. Ir tada dar yra eliptinės ir yra geocentrinės orbitos, geostacionarios orbitos. Įdomu yra tai, kad pavyzdžiui, kiekviena šalis pasaulyje turi išskirtą savo atitinkamą vietą geostacionariai orbitai. Tai yra tokia kaip tarsi mūsų nekilnojamas turtas, tas mūsų erdvė kosmose, nes tai yra labai strategiška. Tai yra be galo svarbu ir tai yra galima panaudoti strateginiais tikslais, nes kai tu pakabini kažką geostacionarioj orbitai, tu niekados nepalieki Žemės atžvilgiui tos vietos, į kurią žiūri. Tu visą laiką spoksi į tą vietą ir tu niekados jos nepaliksi. Tai reiškia, kad 24/7 non-stop gali matyti visą laiką tą patį tašką, šiuo atveju, pavyzdžiui, Lietuvą. Ir gali sekti, kaip juda kažkokie tai automobiliai. Galbūt kažkas prie sienos dedasi. Galbūt laivai uoste plaukia ir kažkas irgi dedasi. Tiek gynybos prasme dėl to tai vadinasi, kad tai yra tos orbitos išskirtos vienai šaliai yra strateginės reikšmės, tam, kad tiesiog tai atstovauja šalies strateginius interesus. Taip pat yra eliptinės orbitos, jos turi savo panaudojimo būdų, bet mes asmeniškai mažai jas kur naudojam, beveik niekur, nes kalbant apie tą vadinamą SSO, tai yra Sun Synchronous Orbit, jinai labai yra gera tuo, kad tu gali laikas po laiko grįžti tą pačią vietą. Tai reiškia, kad tu labai gerai gali panaudoti savo misiją tokiam tikslam, kaip pavyzdžiui Žemės stebėjimas. Tu visai gali ilgainiui, tu visai nufotografuosi tą pačią vietą. Ir tu taip gali, pavyzdžiui, visą Žemę nusiskanuoti, orbitą po orbitos. Su eliptinė tu gali išgauti irgi atitinkamus niuansus, tai yra, sakykime, pavyzdžiui, telekomunikaciniai palydovai naudoja tokias, nes realiai, kol Žemė sukasi, tu gali nukeliauti iki to tolimiausio taško, tai vadinasi perigee and apogee, aukščiausias ir žemiausias orbitos taškas. Ir kol Žemė sukasi, tai kol tu grįši atgal, vėl plius minus atsisuks tą pačią pusę. Tai yra tokie, vadinkim, nežinau, kaip čia pasakykim, orbita kaip ir geostacionari, tai yra tokia jau, tau reikia jau daugiau protą turėti, o čia tokia yra poor man's geostationary orbit. Jinai žymiai pigesnė. Tai realiai, plius minus toks skirtumas. Aišku, čia vėl labai yra daug niuansų, nelysim šiandien, tai tiesiog labai abstrakčiai šitą paaiškinu. Tai va, realiai mes pagrindę naudojam tos palydovus Žemės stebėjimui, navigacijai ir komunikacijai, moksliniam tyrimam ir panašiai, sakykime, pavyzdžiui, yra palydovai, kurie stebi Šiaurės pašvaistę, kaip kokie atmosferai esantis atomai, kaip jie ionizuojasi. Pagrindinė pagal spalvą, aišku, gali nuspręsti, bet taip pat tas visas pašvaistės plotis, čia kaip buvo, pavyzdžiui, Lietuvoje buvo galima matyti, reiškia, kad labai yra stipri audra geomagnetinė ir čia yra nuo Saulės vėjo. Saulė kartais mėgsta pasišakuoti ir šiek tiek papučia stipriau. Tai pagrindai yra, tai vadinasi, coronal mass ejection išlydžiai. Ir beje, fun fact, kai
yra kai kurie palydovai, kurie stovi arti Saulės ir jie užfiksuoja tai, tada šviesos greičiu signalas keliauja į Žemę, nes tos dalelės jos keliauja lėčiau. Ir mes tada galim pasiruošti. Tai tokiu atveju mes pamatom, kad tiesiai Žemę ateina didžiulis išlydis, išjungia visus palydovus ir palaukia, kol audra praeis. Čia yra panašiai kaip, nežinau, kaip audra jūrui. Turi visas bures susivinioti ir palaukti, nes tave kaip tik nuneš velniai žino kur. Tai čia ne visai tai yra, kad tave kažkur nuneš, dažniausiai tiesiog ta radiacija sudegins tave, kaip vadinami Hartley čapai. Bet plius minus mes darom tai dėl to, kad tiesiog apsaugot palydovą. Tai tiesiog palaukti, nurimsta vėjas, saulės vėjas, tada vėl viskas susijungia, susitikrina ir viskas ok. Ir tai būna tiesiog masiškai, palydovų kitos kompanijos, tie visi palydovai, kur skrenda, tai masiškai įsijunginėja. Ir čia vėl tokia yra problema, kad kaip padaryti, kad tu galėtum apsisaugoti. Tai, pavyzdžiui, vėl tai didesni palydovai, jie jau turi vietos, kur susidėti savo visus tos Faradėjo cages ir šiek tiek mitiguoti šitą visą riziką. Mažiai palydovai šiuo atveju, jie turi mažiau galimybių apsisaugoti nuo radiacijos, bet taip pat tie dalykai yra ir paskui dar pašnekėsim. Ir aišku, kaip ir minėjau, tai realiai du pagrindiniai mūsų darbiniai arkliukai, tai yra dvi platformos, ant kurių mes specializuojamės, tai yra nanopalydovai, tas mažiukas ir didesnis mikropalydovas. Tai šitas yra, gali būti iki metras ant metro dydžio, plius minus, o anas gali būti kažkur, taip sakykime, 40 ant 40, tai yra 20 ant 20 cm tos trumposios kraštinės, o ilgoji gali eiti iki kažkur iki 60 cm, kažkas tokio. Realiai jį gali paimti rankas. Nu, šiaip sunku išlaikyti ir nerekomenduojame imti rankas, nes mes esam labai didelis, labai nešvarus padarai ir bet kokia dulkelė ar dar kažkas gali pakliūti ant paviršio ir užteršti. Tai, pavyzdžiui, sakykime, labai su optika tai yra svarbu, nes, sakykime, daug yra, sakykime, palydovų, kurie daro visokius tyrimus arba tie vadinami optiniai payloadai, tai, sakykime, fotografuoja, filmuoja Žemę iš kosmoso ir by the way, galbūt, manau, kad visi žinot, yra prie stoties portalas, kur gali tenai pasimojuoti kitoj šaly. Tai mes vieną palydovą darėm, kuris būtent filmuoja kosmosą realiu laiku ir į portalą siunčia realiu laiku duomenis. Tu sau gali pamojuoti iš Žemės į viršų žiūrėdamas ir tu save pamatysi. Tai vienas iš tokių dalykų. Tai va, plius minus apėjom apie aplamai kas tie palydovai, dabar pašnekėsim iš vis kaip čia yra viskas sunku, nes sunku tikrai yra jos pagaminti, nemeluosiu. Visiškai, tasme, ten, kai sako mokinės ir pamirškai, ateina tenai egzaminą, dabar sako, pamirškit visas taisyklės, ką jūs ten mokėtės, niekas nebegalioja. Nu, tai plius minus į tą pusę. Labai yra daug veiksnių. Apeisim po biškį, tai pradžiai apžvelgsim, kaip visų palydovų, kaip užtikrinti jų ilgesnį operacijų laiką orbitai. Tada pasižiūrėsim visokius išorės poveikius, kas ten veikia, kaip reikia jas ištestuoti, kodėl reikia testuoti, ką tai reiškia ir iš vis ir kas vyksta apie kosmosą, beje, tai iš vis jau pati pabaiga, pradžiai tu dar turi pakilti nuo Žemės į kosmosą ir kai tu kyli, tai mes vadinam tai 10 minutes of terror. Tai reiškia, kad tu 10 minučių sėdi mašinai, kuri ten purtasi taip, kad ten smegenų sutrikimą tikrai gautumėt. Tai visą šitą reikia atlaikyti. Ir tai yra labai daug įvairių niuansų, įvairūs kvazistatiniai, dinaminiai procesai, kurie vyksta non-stop, tol kol raketa kyla, nes iš savęs tiesiog visą dreba. Tada turim, aišku,
visus tuos mechaninius ir operational, kaip čia pavadinkim, nežinau, sorry, žinokit, resilience nerandu vertinio lietuvių kalbai. O, labai puikiai. Ir tada taip pat turim irgi, nesvarbu, kad jisai pakyla, bet tada dar su juo turi pradėti bendrauti, su to palydovu. Tai jisai išsiskleidžia antenas, ten saulės panelės, jisai susičekina, ten pradžiai savo visus health checkus pasidaro, nu ir tada turi pasigauti signalą. Signalas gavimas ir jo užtikrinimas tiek kryptiniam, tiek omnidirectional antenom vėl yra atitinkami niuansai. Ir aišku, last but not least, tai yra visos medžiagos. Tai yra medžiagos, coatingai, dangos. Jas reikia taip pat mokėti parinkti, nes būtent kosmose tu negali, kaip ir buvau minėjęs, tiesiog pliko metalo dvi detalės paimti, su varžtu susukti ir tiek. Ypatingai, jeigu tai yra kažkokie mechanizmai tokie kaip vyriai, tai jeigu tu jų nepadengsi specialiom dangom, tai tu kosmose pamiršk, kad ant tavo palydovas veiksis tiesiog nuo atmosferos nebuvimo, nes, kaip žinot, dauguma metalų jie pasidengia oksido plėvelę. Dėl to tas metalas gali būti čia pas mus ant žemės, kurie galbūt nerodyti, kurie neturėti atitinkamų staigaus susidegimo procesų ir panašiai. Tai šito atveju labai svarbu dangos, nes metalas kosmose, pavyzdžiui, aliuminis, jisai susivyrina vienas paviršius su kitu iš karto, tik tai prisilietęs, jeigu to plėvelė būna oksido pažeidžiama. Tai šitą peisim. Na, žodžiu, pradėkim nuo pradžios, tai yra tas visas longevity, visi šitie niuansai. Aš tik tai trumpai paaiškinsiu. Tai labai svarbu yra dizainas, tas visas structural integrity, tai yra kaip tu padarai savo platformą, kad jinai iš visų pusių, kaip tu ją bespardytum, jinai turi vis tiek gyventi. Nes mes, realiai plius minus testų metu atitinkamų prietaisų pagalba mes tą palydovą ir spardom. Tu pradžiai naudoji netikrą, tai yra, tokie yra terminai, yra SM-as, IM-as ir FM-as, tai yra engineering model, tada yra structural model ir flight model. Tai flight FM-as, tai yra flight model, jis skrenda į kosmosą ir tai yra jau galutinis rezultatas, tai jame jau viskas turi būti pilnai išlaižyta. IM-as ir SM-as, jie skirti būtent developmentui, testam ir visą kitą. Tokiu atveju, sakykim, tu gali kažkur neįdėti kokio nors labai brangaus komponento į tą testinį modelį, kurį tu testuosi, bet tas komponentas gali būti pakeistas masės simuliatorium. Tai reiškia kažkoks metalo gabalas, kurio atitinka visi inercijų momentai, masės centras, gali būti įdėtas, aišku, atitaikant tos pačius interfeisus. Ir taip tu gali, sakykime, sutaupyti pinigų ir nebijodamas sunaikinti labai brangaus prietaisą. Ypatingai tai svarbu, kai dirbi su kokiais nors naudingaisiais kroviniais, tai vadinasi payload. Ir, sakykime, jis yra tik vienas pagamintas, ir jis bus tik vienas ir pagamintas. Tai tokiu atveju turi mąstyti, kaip čionai padaryti, kad viskas veiktų, bet nenaudoti to tikro. Nes jis tiesiog kainuoja kalną pinigų ir jį pergaminti reikės galbūt 5 metų. Nes tai yra nauja technologija. Nes dažniausiai moksliniams tyrimų tikslams, kuriami palydovai turi dažniausiai tai vieną ir tik vienintelį šansą būti paleisti ir patikrinti, ar jie veikia ar ne. Nes naują dalyką pergaminti tiesiog dažniausiai nebebūna finansavimo, čia vis dėlto yra mokslo peripetijos, taip jie dėja vyksta. Tai visas tos klaidos, jos tiesiog turi begalinę kainą. Tiesiog tu negali klysti. Jeigu nors kažkiek suklysti, viskas. Dėl to kosminės technologijos jos kainuoja brangiai. Ne dėl to, kad ta detalė iš savęs yra brangi, bet dėl to, kiek tu turi žingsnių praeit, kiek tu jų tenai, sakykim, 10 skirtingų plokščių sudegint, sudaužyt,
sutrūpint, kad pasiimtų tik tai vieną, kuri tikrai žinai, kad veiks. Ir tai dar yra vis tiek laiką rizika, nes gali atsitikti kosmose daug dalykų, apie kuriuos vėliau. Taip pat, būtent vienas iš tų dalykų, tai yra būtent kas vyksta su kosmose pagrinde šiaip Saulė yra kaltininkė. Tai, kosmose tenai iš jungtinės PF fondas neužsitepsi palydovai, tai reikia galvoti įvairių niuansų, kaip tai spręsti. Ir iš tikrųjų viena iš pagrindinių problemų tai yra radiacija. Ir šiaip yra žodis radiacija lietuvių kalboje yra toks labai vientisas, bet iš tikrųjų tai jis susideda iš labai skirtingų, apibrėžia labai daug skirtingų procesų ir niuansų. Yra šiluminė radiacija. Tai čia būtų termodinamika. Tada yra konkrečiai radiacija, kuri, pavyzdžiui, šito atveju, čia matote tokias tokias kaip nuotraukytės raudonas. Tai čia yra kelias, kurį nukeliauja sunkus protonas. Esmė tokia, kad Saulė iš savęs spinduliuoja labai daug įvairių dalelių. Vienas dalelės kiaurai perstraidžia Žemę ir mes net nepajuntam. Kitas dalelės atsimuša, skyla į kitas, kol mus pasiekia. Ir aišku, kosmosą, bet mus gelbsti atmosfera. Šituo atveju atmosfera mūsų negelbsti ir ta, sakykime, sunki dalelė, jinai skrenda ir atsimuša tiesiai į elektroninį kažkokį komponentą. Elektroniniai komponentai, kaip žinia, sudaryti iš įvairių litografijos būdu dažniausiai sukurtų komponentų. Žanro klasika būtų tranzistoriai ir jisai gali ta dalelė atsimušus į tą komponentą skrost kiaurai, kaip meteoritas realiai, skrost kiaurai per tranzistorių ir jį užkabinti ir taip vadinamą padaryti bitflipą arba kitais atvejais hard ar soft arba hard latchupą, kas reiškia tiesiog toj vietoj užtrumpina komponentas ir viskas sudega. Tai tam atveju reikia labai žiūrėti, kokiam aukštį skrendi, nes yra tokie dalykai kaip vanalino žiedai, jie yra labai koncentruotas radiacijos zonos. Ir šitoj vietoj reikia labai aiškiai žinoti, kokia tavo misija yra, kur tu nori skristi, kiek tu nori laiko gyventi. Dažniausiai mes kvalifikuojam savo misijas plius minus tik 1, 3, 5 metai. Tai kuo daugiau metų nori kvalifikuoti, tuo reiškia, kad turėsi daugiau problemų su pavadinimu shieldingu. Taip pat, aišku, negana to, šiaip, sakykime, priklauso nuo orbitos aukščio, bet tiesiog paprastumo dėlį, sakykime, kad palydovas aplink Žemę apskrenda per 100 minučių. Tiesiog bus paprasčiau skaičiuoti. Šiaip ten apie 96-24 minutės, bet tiesiog, sakykime, 100 minučių. Tai va šitoj vietoj gaunasi, kad tu gauni ir labai daug šilumos, nes tu vienu momentu būni dieną ir kitą momentu būni naktį. Tai yra už Žemės. Nes Žemė užstoja, Saulė, tu gauni šešėlį, tu gauni šaltį. Ir tu gauni realiai kas pusantros valandas šilta, šalta. Iš tikrųjų, sakyčiau, labai karšta ir be galo šalta. Ir tokiu būdu įvairūs metaliniai ypatingai komponentai, jie turi tą vadinamą CTE arba lietuviškai čia būtų plėtimosi koeficientą. Tai panašiai principas kaip bėgių. Bėgiai visi traukinių turi tarpus palikti, nes vasarą įsiplėšia, žiemą susitraukia. Jeigu nebūtų tų tarpų, tiesiog bėgiai visi šonais išvažiuotų ir ten derailingas po derailingo būtų ir niekas nevažinėtų tais traukiniais, nes tai būtų nesaugiausias transportas pasaulyje. Tai mes panašiai irgi susiduriam ir tai vyksta labai dažnai. Per dieną belenkiek kartų ir to pasekoju tu gauni taip vadinamus termal stresus, nuo to termal streso tu gauni tą vadinamą fatigą, arba čia lietuviškai būtų nuovargis. Ir po ilgainiui, po truputį, pavyzdžiui, gali paimti tau ir atsikabinti saulės panelį ir nuskristi, nes tiesiog nutrūks to vyrio detalė. Arba kitos detalės, gali varžtai pradėti šokinėti, skraidyti ir vis tiek stresas gan nemažas, tu gali prisidirbti tokiais dalykais kaip vos ne ten kaip kulka. Ne tokia galbūt kulkos greičio, bet vis tiek tai nėra pasipriešinimo, tai tas daiktas gali skristi, atsimušti galbūt į kitą palydovą.
čia jau ką tikimybė yra ultra maža, bet tiesiog įdomu būdėlį tiesiog paaiškina. Ir aišku, pati ta visą tie vakuumas tenai viduj kosmose irgi yra ten niuansai, kaip ir šnekėjome, tas visus cold weldingus, kas susiklijuoja detalės, susivyrina metalai ir taip toliau. Tada mes turim mechanical testing. Tai čia yra vienas iš tokių, kadangi tai viską matai ant žemės, tai yra vienas iš baisiausiai atrodančių dalykų, nes tu realiai visą gali patikrinti. Tai yra pagrindiniai kriterijai, kai tu leidi kažkokį aparatą į kosmosą, tai taip vadinamas tas TRL9 levelis, tai reiškia, kad tu nori jį gali pasiekti tik tai kosmose, bet jeigu naują detalę, kažkokį naują komponentą gamini, aišku, tu turi jį suprojektuoti, sutikrinti, suskaičiuoti, susimuliuoti ir ištestuoti. Čia beje, aš dar labai mažai miniu, bet mes darom belenkiek daug simulacijų, nes sukurti mažą visatą, mažą virtualią orbitą kompiuterį kainuoja žymiai mažiau ir tam palydovui tikriausiai neskauda. Kai ten jį sudaužai, tada vėl per naują ir vėl per naują ir vėl per naują, kol tu iš tūkstančių simulacijų surandi Pareto frontą ir ten gali susidėlioti savo toliau turiu viršų tokių prikabinta kažkokių dėžučių. Tai čia yra nanopalydovų deployeriai ir kai kur dar matosi ir mikropalydovai, tai mikropalydovai jie paleidžiami nuo žiedų, tokių atkabinimo žiedai, o nanopalydovai jie tokie kišami į dėžę ir jie tiesiog išlėkia iš tos dėžės, tokios yra tiesiog spiruoklės sudėtos ir durelės prasidaro ir tiesiog lekia lauk. Tai yra kiti dar paskui procesai ir kaip pašnekėsim, kaip deep tumblingas ir taip toliau, bet kol kas užtenka tiek. Ir tam, kad tu galėtum turėti teisę įkišti savo palydovą į tą dėžę, tai tu turi praeiti labai griežtus testus ir plus dar turi pateikti atitinkamus skaičiavimus ir matematinius modelius, aišku dabar jau viskas yra skaitmeniniam formate, kur tie modeliai būna naudojami, SpaceX'as pasiima pas save, modeliais, tai jeigu įdomu modeliai, tai tikrai Bemptono modeliai, jos įsideda į vidų ir pasižiūri, ar mūsų palydovas jų raketos nesulaužys, nes čia mes jau pradedam kalbėti apie visokius rezonansinius dažnius, nes mūsų palydovas veikia, viskas yra kaip muzikos instrumentas. Kiekvienas tas dėžutė yra tarsi kaip styga ir kai raketa skrenda, jinai dreba ir jinai gali žadinti vieną ar kitą komponentą, kuris rezonuoja, tai arba jisai bus nukylintas, arba, dažniausiai yra tai žemi dažniai, nes raketa didžiulė, tai reikia žemesnių dažnių, tai gali atvirkščiai būti ir tas komponentas gali pradėti, pavyzdžiui, purtytis labai stipriai ir tą raketą išvedinėti iš pusiausvyros ir jie bus sunkiai palaikyti kursą ir tiesiog ten apsisuks, susidaužys ir sprogs viskas ir baigsis. Tai va, realiai yra tos simulacijos ir tie skaičiavimai yra tiek sudėtingi, kad mes vis dar kaip žmonija nesam tokių gerų kompų sukūrę, tai mes naudojam viską probabilistiką, tai reiškia 3 sigma analizę, kas reiškia, kad mes spėjam, kad 99,9996% tikimybė, jog niekas nesulūž. Ir kol kas niekas nesulūžo, tai tas yra gerai, bet visa tai susideda į skirtingus dalykus, tokius kaip skirtingas, vėl matematiškai mes negalim viso spektro tų virpesių apimti, nes kai raketa skrenda, ten viskas dreba ir yra taip, toks yra chaosas, kad matematiškai tu tiesiog negali paimti vienos lygties išvesti ir sakyti, va gerai, čia A plus B, lygu C, viskas važiuoja. Tu turi viską išskaidyti į labai daug skirtingų fizikos gabaliukų. Tai mes pagrindę naudojam vieną fiziką, kuri skirta, vadinam, tam sine sweepui, tai yra žemiem dažniam. Tai sinas tai yra tiesiog sinusinė banga, tu vienodą amplitudę važiuoja ir paskui dar bus, man atrodo, video, galėsim pasižiūrėti, kaip atrodo. Šiaip labai baisiai atrodo. Ir tu užvarai ten apie kokius 22G, 16G apkrovas, ten viskas makaluojasi taip ir turi niekas nesulūžti. Ir tiesą sakant, čia yra pats toks švelniausias testas. Tada mes turim atsitiktinius virpesius, kad biškį paaiškint, kas tai yra, tai jeigu esat kažkada važiavę užsienį ir stovėję metro kažkur tai labai gerai jaučiasi, kai prieš važiuojant traukinį pradeda kažkaip bėgi lyg cypt, lyg tartėt, tai va čia yra atsitiktiniai virpesiai.
Tai šitoje vietoj irgi taip pat turim atitinkamus normatyvus, kurie yra šiaip išvesti pagrindinė NASA's. Ir ne tik, tarsi, pavyzdžiui, toks kaip SpaceX'as irgi duoda savo tos vadinamus envelopes, tai yra atitinkamas kreivės, kurias mes pasiemam ir tada mes kompiuterį simuliacijų būdu laužom tą palydovą ir žiūrim, ar viskas atsilaikys ar ne. Tai va tada turi atsitiktinius virpesius atlaikyti, plius minus, sakykime, jau tokie jau kvalifikaciniai reikalavimai reikalauja apie 14 G, apie, bijau pamokyt, 2 minutės beros ant turi daužyti. Tai šiaip nieko baisaus neatrodo iš šono. Atrodo, kad nieko nevyksta, bet ten labai kažkoks keistas garsas, kažkas tenai cypia, ūžia, bet tai yra nuovargį skatinantis procesas. Ir tiesiog gali, pavyzdžiui, varžtą atsisukinėti gali, kas ir būna, tarkim, pradeda kristi varžtai. Nes kiekvieną varžtą turi ne tik atsisukti su tight locku, bet papildomi dar uždėti ant viršaus, ant tos galvutės epoksidinį lašą, kad jisai viskas surakintų, nes viskas laksto šaibo. Ir taip pat turim šoką. Tai šokas vyksta tada, kai, sakykime, pakopas atsiskiria, raketa skrenda, jinai turi tą savo boosterį arba ten dabar jau, sakykime, SpaceX'as pagrindinė naudoja tą savo nešėjos modelį, tada jau savo tą modelį antrą, kuris jau skrenda grinai į kosmosą ir jame sėdi visi palydovai. Tai skrimo metu, ten kažkur po 5 minučių, varos ar 3 minučių, dabar bijau pagalvoti, atsiskiria viskas, o kadangi visas tas bairis yra tame, kad niekas nenulūžtų, niekas neatsisuktų ten ar ten neatsikabintų tada, kada nereikia, viskas būna susukama specialiais varžtais ir tie varžtų viduje būna mažiukai sprogstami užtaisai. Ir kai reikalas jau ateina, jau viskas atkabinti 2 pakopas, tai yra tą pakopą ir jau palikti, kad likusi raketos dalis kristų, inicijuojamas sprogimas ir tas sprogimo banga keliauja per visas struktūras. Ir by the way, fun fact, jeigu ore garso greitis yra 333 kažkas tokį metrų per sekundę, tai ten, pavyzdžiui, būna apie 8000 metrų per sekundę. Ir nes kietais kūnais garso greitis skiriasi negu ore ir panašiai. Man atrodo, Deimantė didžiausias, arba klystu. Tai šito atveju tas šokas, jisai keliauja per visur ir jo problema yra tame, kad jisai, kadangi labai trumpas yra procesas, bet labai galingas, jisai pradeda žadinti įvairius komponentus, kurie labai maži, kurių žadinimo dažnis yra labai aukštas. Tai pavyzdžiui, elektronikos komponentai, jeigu ten esate nors matę kokį Arduino ar dar kažką, jis turi daug tokių kažkokių kvadratinių gabaliukų priklijuotų ten ant tos plokštės, visokių varžų, ten kondensatorių, ten dar visokių nesąmonių. Tai vis tie mažiukai gabaliukai, jie rezonuoja, nes viskas rezonuoja, labai aukštam dažnį ir tiesiog jie gali pradėti nušokinėti. Ir tu, jeigu savo spausdintiniai plokščiai, kažkokie tai elektroniniai plokščiai, PCB vadinasi Printed Circuit Board, jeigu tu kažkas to nulekia, tu gal nebepriklijuosi, jau tokių pokyčių nebėra, tai tas tavo komponentas tikrai nebeveiks. Tai čia yra be galo svarbus šitie dalykai ir dažnai būna, kad misijos failina, atrodo viskas labai puikiai, gražu, o pasirodo šokas susprogdino ten kažkokį tai komponentą, kuris atsakingas, kad ten reikia kažką jungti, toliau viskas kažkas veiktų, tie vadinasi HDRM, dar ten kažkas hold down and release mechanisms ir panašiai. Vien žodžiu, sorry, aš galbūt per ilgai užsitęsiu, nes dar yra ir elektromagnetinės interference, tai yra visokios skirtingos antenos ir šiaip pagal visus reikalavimus, kad tave išmeta lauk iš deployer arba tu nuo žiedo atsiskiri, tai tu pradžiai negali įsijungti savo palydovą. Šiaip jie aplamai, kaip supras, kad jis įsijungia ar ne. Kiekvienas palydovas turi tokius mygtukus, tiesiog kill switchai. Ir kai tu paleidai, jis tiesiog atsikabina, išsijungia tas mygtukas ir čia yra panašiai kaip, nežinau, nusipirkus kažkokį daiktą įdėti batareikas į tą aparatą ir tada jis įsijungia. Ten yra panašiai, tiesiog yra nutraukiama grandinė ir tada, kai atjungia, jau išskrenda į kosmosą ir ta grandinė vėl susikuria to mygtuko pagalba. Tiesiog sujungia laidus, pavadinkim taip. Ir tada viskas susikuria kompiuteris ir tada jis pradeda jau suktis, galvoti, žiūrėti, kas čia vyksta, pasičekina iš vis jis gyvas, kas dar aplinkui gyva, iš tų kitų komponentų, susižiūri, tada pasitikrina, kiek yra pas jį elektros,
ar viskas ok, ką daryti, ar galim skleisti panelės, ar reikėtų kitus dalykus daryti. Ir, kad, sakykime, jeigu panelės matai, kad negalima skleisti, tai jisai po biškį kraunasi, jeigu jisai negali krautis, vėl yra atitinkami procesai, kaip, sakykime, sumažinti jo sukimąsi, nes kai tu paleidi iš tos dėžės, jeigu nano palidovą, mikro tas pats, tai nėra taip, kad jisai tiesiai gražiai ir skris, jisai po biškį pradeda suktis, tiesiog erdvėje sukas ir jisai tiesiog nekontroliuojamai suksis visą laiką. Ir tu turi grąžinti atitinkamą patirtį, kad, pavyzdžiui, jeigu žies laikai saulė panelės ir panašiai. Tai visi tie dalykai irgi taip pat, arba, pavyzdžiui, nori nusiųsti komandą, tai tu turi pradžiai atsukti antenas į žemę. Ir tokiu atveju tu turi labai aiškiai žinot, kad niekas aplink tave nebus, jokių nebus ten tų interferencijų, kitų palidovų, vėl ten dažnius turi susižiūrėti ir susitikrinta DCS ir panašiai, tai čia šiek tiek vėliau, tai realiai... šitas jo. Tai realiai va čia va ir pagrindinės tas visas niuansas yra, sakykim, pavyzdžiui, turi sužiūrėti antenas, turi sužiūrėti, kiek tu turi ten tų akumuliatorių, viską aš turiu suskaičiuoti, nes viskas užima vietos, viskas sveria, kiekvienas gramas kainuoja daug paleisti. Šiaip, kad iškart išvengti klausimą, nes dažniausiai būna, tai nano palidovas kainuoja tarp 1,5–3 milijonų eurų, mikropalidovas nuo 3 iki 10 milijonų eurų. Ir tai pagrindai vėl atsiremiant paskui į tos visus, kaip čia pavadinti, volumetric constraints, tai čia būtų tūrio kažkokius apribojimus, masės apribojimus ir reikia to žaisti. Mes tiesiog turim smėlio dėžę, į kurią galim sukišti tai tiek ir nedaugiau kažko, ko mums reikia. Ir kažką tu turi paaukoti, kažką turi, žodžiu, tą vadinamą trade-off analizę. Tai va šitoj atveju, sakykime, kiekvienas palidovas turi didžiulis apribojimus, tai yra galios. Tai reiškia, kad mes, kol skrendam pavėsyje, tai yra to vadinamai eklipsai, tai mes negalim generuoti, negalim naudoti savo saulės panelių. Mes turim naudoti viduje esančius akumuliatorius. Ir šitoje vietoje mes turim paskaičiuoti, mums tikrai užteks sugrįžti atgal į Saulę ir nieko neišnaudoti. Tai aišku, dar gera atsarga, nes nedaug dievė kažkas išsijungs. Ir mums reikės 5 orbitas suktis negyviem ir kol įsijungs Watchdogas, susitikrins vėl pirmą atgal ir vėl tada mums pradės siųsti savo radiją švyturį, kad okei, žiūrėk, aš čia davai pasiklaus manęs ir duok man naujų nurodymus. Tai va, tie komunikacija yra irgi labai svarbi. Ir tai labai svarbi yra tom pačio pradžioj fazė, tai yra to LEOP fazė, yra early, launch early something, man žodžiu, LEOPas. Tai yra tas commissioningo periodas, kuris būtent apibrėžia visas žingsnius nuo tada, kai palidovas palieka SpaceX raketą, pavadinkim, iki tada, kai tu jau gali su juo susisiekti ir sutikrinti, kad viskas gerai, jį suvaldyti, pasakyti jam, kad tokie man nebetamblint. Tamblinimas yra tiesiog toksai belenkoks vartimasis kosmos ir tu tiesiog nieko nedarai. Ten yra atitinkami irgi niuansai, paskui parodysiu, kaip mes tai sprendžiam, kad jis nesivarkytų, kad jis gražiai kosmose stovėtų taip, kaip mes norim. Nes yra vienoje pusėje antena, kitoje pusėje prelaudas, kitoje pusėje saulės panelės. Tai vis orbitas laiką turi maskatuotis į kairę, į dešinę, visai tvarkytis ir ten daryti labai daug dalykų. Tai čia bet toksai fun fact. Jeigu matote, va viršui, va čia yra du tokie kaip kažkokie iškelimai. Tai čia yra papildoma, pats palidovas, jisai realiai jo tas visas dizainas yra, nu va ta, va dėžė. Bet čia yra papildomi, dar tokie du tokie įdomus iškelimai. Jie vadinasi tuna cans. Tai vėl, čia istoriškai dažniausiai viskas ateina iš kažkokių tai tenai liaudiškų sumanimų, kažkokių tai istoriškai visokių dalykų. Čia, kai sakykime, kažkada turėjom karietą, karietos ratų plotis buvo toks ir ne kitoks, dėl to dabar turim bėgių tokį plotį, nes tiesiog istoriškai buvo įrankiai gaminti ir panašiai. Tai čia irgi panašiai plius minus yra istoriškas, yra tuna cans vadinasi, tai yra du tokie papildomos tokios dvi zonos, į kurią tai gali sukišti kažko. Tai mes dažniausiai kišim tokius reaction wheelsus, akumuliatorius, ant viršaus arba GPS anteną užkraunam. Aišku, vėl ten yra visokių niuansų. Tokių kaip, pavyzdžiui, kadangi tai yra labai išoriai
išlindęs komponentas, jis labai daug gauna išorinių poveikių įvairių. Ir šituo atveju yra labai be galo svarbu pasirinkti atitinkamas medžiagas. Tai yra pačios medžiagos, medžiagų dangos ir dar būna medžiagos, kurios yra tiesiog dangos. Tokie kaip, pavyzdžiui, vadinasi SLI, tai yra Single Layer Insulation. Ir čia tiesiog tokie kaip duct tape atrodo. Čia yra next level engineeringas. Ten mes galim, pavyzdžiui, labai gerai atspindėti ultravioletinius spindulius, bet priimti infraraudonuosius. Tai reiškia, kad mes, sakykime, nuo Saulės atspindim daug ultravioleto, bet iš Žemės prisisiurbėm daug infraredo, nes fun fact, Žemė šiaip yra žiauriai karštas kūnas. Tai, sakykime, pavyzdžiui, jeigu Saulė, jinai spinduliuoja pagrinde iki 2,5 mikrometrų, man atrodo, bangos ilgio. Tai yra, čia kas viskas pakliūna po aukštos energijos diapazoną. O kas viskas toliau, tai yra jau infraredas, mes bent jau taip traktuojam. Iš tikrųjų, ta kreivė tai yra kreivė, bet paprastumo dėliai, bent jau kosmoso pramonė yra priimta, kad tiesiog turim dvi zonas per visą spektrą, per kurią taip gražiai kaip su kirviu nukertam ir sakom, čia yra ultravioletas, čia yra infraredas. Ir visas šitos būtent medžiagos, bet kokios, nesvarbu, ar tai tos lipnios juostos, ar tai metalas, ar jūsų ranka, jos sugeria būtent ultravioletą ir infraredą. Tai iš Saulės labai daug ateina ultravioletinių Saulės spindulių. Jie kaip ir gerai mums aukštos energijos kvantai, berods, taip tikriausiai lazeristai man reikia pataisykit, gauna labai yra gerai pasikrauti Saulės panelės, nes gera energija. Bet taip pat yra komponentai, kurie šyla, šąla ir šitos visus niuansus turi žiūrėti. Tai yra 3 pagrindiniai išorės veiksniai, kurie mums termiškai apibrėžia, kaip mes turim projektuoti savo sistemas. Tai yra Saulė, Žemė ir Žemė. Tai Saulė yra iš savęs tiesiog Saulė, jinai varo realiai ten pilnų spektrų viską iš eilės, bet ten jos tik neišeina. Ir tada mes turim Žemę, vadinasi albedo reiškinys. Tai yra, Žemė yra toks kaip blogas veidrodis, bet vis dėlto jis yra veidrodis. Jis atspindi dalį Saulės energijos, Saulės šviesos nuo Žemės. Tai galima, tu turi iš vienos pusės apšvietimą ir iš kitos pusės apšvietimą. Tai nelabai kur ir pasislėps. Ir tada plus pati Žemė iš savęs, čia nesvarbu, ten pakaskit žiemą, ten kelis metrus žemę ir ten rasit plius minus 4 laipsnius šilumos. Tai aišku, nekalba apie amžinę įšalą, ten yra kiti niuansai, bet šiaip Žemė iš savęs yra labai šiltas daiktas. Jinai labai spinduliuoja daug. Tai sakykime, jeigu žiūrint matavimo vienetais vatai per kvadratinį metrą, tai Saulė spinduliuoja, bet taip vėl priklauso nuo Saulės ciklo, nes kas 11 metų Saulė tai vis paaštrėja, tai pamažė. Dabar jin šiaip yra savo piktumo pike. Tai bus šiaip 1366, bet dabar, sakykime, 1402 vatų per kvadratą. Tai reiškia, vieną kvadratinį tokį plokštę pasiimkit, kvadratinį metrą, tai kilovatą gaunat, su viršum vos ne pusantro. Gerai, ne pusantro, 1,4. Tai daug šildo. Tada mes turim albedo. Albedo labai priklauso nuo kur esat, kokioje vietoje Žemės, nes kai sukasi palydovas, jisai pradžiai gali gauti maksimumą. O tada gali būti jau eklipsai nieko negaus, nes tai yra tamsu, ten Saulė nešviečia. Tai gali būti, sakykime, nuo kelių vatų, jau ten ant terminatorių taškų iki 500. Ir tada turim Žemę, tai yra būtent LEO orbitoj, tas 500 kažkiek tai kilometrų, tai mes turim apie kažkur 200 kažkiek vatų. Tai jo, ir tada trumpai praeis, nes realiai plius minus viską paaiškinau, nes man atrodo, biškai nebetenka laiką, ne jos. Jo, tai labai gerai. Tai tiesiog trumpai praeisiu, kaip mes jos gaminam, nes plius minus paaiškinau, o čia tiesiog toks yra vos ne greitas reelsas, parodyt, kaip jie iš tikrųjų darosi, bet tai nereiškia, kad ten bus kažkokios gamybinės nuotraukos, nes dažniausiai tokios galimybės dalintis neturim. Tai pradžiai turim mikro ir nano palydovą. Tai visos šitas sistemos yra mūsų, o ta mėlyna forma tai yra vieta, kur gali klientas savo įsidėti. Tai mes realiai esam tokie kaip ir gaminam fūrą,
ir į priekabą, kas nori, gali prisidėti savo prekių ir išsiųsti kosmosą. Tai va, pagrindiniai visi dalykai, architektūra, tai va, viskas susidaro iš to frame, tai yra laikančio komponento, tas visas metalinis korpusas, apsideda aplinkui saulės paneliam, ir tada privarai prifarširuoja elektronikos, tai yra flight computeris, jeigu reikia propulsijos, yra raketinis variklis, kuris palaiko orbitą ir leidžia nužemėti, jeigu reikia susidegti atmosferą, nes reikia atitinkami reikalavimai. Visi tada EDCS kontroleriai, tai yra Attitude Determination and Control sistemos, tai būtent leidžia mums sukioti tą visą palydovą. Magnetorkeriai, kurie tik tai veikia tik tai ant žemosios orbitos, nes mes išnaudojam Žemės magnetinį lauką, sukinėjant palydovą. Na ir toks labai įdomus dalykas, bet realiai tiesiog yra elektromagnetai. Tai va, sakykime, čia ir tas magnetorkeris, tai jisai ką daro, čia yra reaction wheelsai, be išorinio, be apsaugos, čia yra magnetorkeris, o čia šiaip yra IPS, tai yra pagrindinė sistema, kuri atsakinga tiekti ir valdyti energijos perdavimą įvairiam komponentam, tiek pasikrauti akumuliatorius, tiek paduoti elektrą kažkur kitur ir panašiai. Tai yra ne tik pagrindinis smegenis, bet pagrindinis energijos valdymo posistemė. Tai va labai įdomu dalykas tas, kad mes sukiot palydovą, kosmosą naudojam reaction wheelsus, tai yra tiesiog smagračiai, kurie labai greitai įsisuka ir tiesiog jisai kaip, sakykime, ofisinė kėdė, atsisėskit ant tos kėdės, pasisukiokit biškį ir bandykit grįžti atgal, tai galėsit grįžti, bet kosmose ne. Tai ilgainiui įsukinėt jie saturuojasi, tada mes juos išjungiam, bet jie labai gerai padeda mums valdyti palydovą, kaip tik tai norim. Ir tada juos išjungiam, jie pradeda suktis vis lėtesnio greičiu, bet kai tik tai sukasi lėčiau, jie atgal po biškį grįžta į tą pačią pusę, kurią mes norėjom, kad jis nebūtų toj pusėje. Tai prieš juos išjungdamis mes išjungiam magnetorkerius ir užrakinam erdvėj palydovą. Tada jie sumažėja jų sukimosi greitis, mes vėl gaunam to vadinamo momento biudžeto ir vėl galim sukti. Tai viskas vyksta labai dažnai, labai greitai vienu metu. Tai tada va, turim visą tą integraciją ir visą surinkimą. Tai tiesiog sėdi žmonės ir tiesiog gražiai, atsargiai. Čia toks yra kaip darbas realiai kaip su šveicarišku laikrodžiu. Turi atitinkamai padengti, užklijuoti atitinkamas dangas, susižiūrėti visokius groundingus, susižiūrėti kontaktus, žiūrėti varžtus, visus laidus. Ten aišku testas po testo. Labai daug yra tokių visokių niuansų. Ir tada va, būtent yra testavimas, tai čia va, būtent tas yra kvazi statinis testas. Tai tu turi jį dėti ant shakerio. Shakeris tai yra tiesiog labai didžiulė garso kolonėlė, kuri negroja. Tai yra elektromagnetas, kuris taip pat irgi jų, realiai principas yra tas pats. Tai va, ten yra šone, po kairė yra nano palydovas paruoštas testam, jie apkabini sensoriais, akcelerometrais. Ir tada jį žadina ir žiūri, kaip jis atsako, ir tada žiūri, kur rezonansų, susigaudo rezonansų, žiūri mass participation, žiūri, kiek jis akumuliuojasi ir tada plius minus žinai, ar tau bus labai blogai su šoku, ar tu gali pasikaverint, sakykime, tam diapazone, kur dar gali kaip žmogus suvokti dalykus, tai yra irgi labai daug niuansų. Be jokių pabaigoj. Tai va čia tada viskas, va taip atrodo deploymentas. Tai čia vadinasi toksai space tug, tai yra iš raketos išlekia dar vieną, raketa yra kaip fūra, tada iš tos fūros mikroautobusiukas išlekia, o iš jo dar mažiukas mašinas kažkur išlekinėja. Tai čia irgi yra tokia nauja, sakykime, besivystanti rinkos šaka, vadinasi space tugs. Tai realiai va, taip atrodo tas deploymentas kosmose, tų palydovų. Ir tada realiai viskas, jau kai mes paleidžiam, užsikabinam tas visus signalus ir tada davai važiuojam, bandom susisiekti. Tai visą bandom telemetriją susirinkti. Taip pat, aišku, kai veikia Dopplerio efektas, vėl turi pasiskaičiuoti dažnius, kad ką tu siunti ir ką gausi, tai ten irgi yra visokie niuansai. Bet kaip įdomumo dėlį, tai va dabar šito toj momentu, čia buvo 1 valandą dienos, tiek yra lietuviškų palydovų kosmose. Ir jie visi skrenda šiuo metu dabar. Tai va tiek Lietuvoje esam prikūrę ir realiai jie plius minus visą Žemę gali paimti.
Sakykim, pavyzdžiui, kaip va šitas palydovas, vienas jisai laisvai visą Australiją mato. Ir jie non-stop skrenda visą laiką ir mes turim galimybę tiek iš Vilniaus to ground stationo visus telemetrijos procesus ir juos valdyti ir tiek klientam duomenis perduoti, tiek iš skirtingų kitų vietų, kaip pavyzdžiui Svalbardas, tai jis yra berods kažkur tais čia berods, kažkur čia. Jo, tai ten yra vienas iš didžiausių realiai pagrindinių ground stationų, kurios skirtos Saulės sinchroniniam orbitom, tai būtent visam tam New Space'ui. Ten realiai yra gateway to space, nors susisiekti su palydovu. Viskas bus ten. Kodėl? Nes kaip matot, tos raudonos linijos, jos beveik visą laiką susikerta, kad čia labai jų daug yra ir čia labai daug yra. Nu, deja, Antarktidai sunku kažką pastatyti, nes toli, o civilizacija virš žymiai arčiau yra. Tai ten yra pristatyta belenkiek antenų ir tai realiai visa komunikacija ir vyksta. Ten yra milžiniški plotai ant to plokščiakalnio, šiaip atrodo įspūdingai. Tai va, šiam kartui yra beveik tiek. Mes esam kol kas, plius minus čia yra tik tai tokios gražiausios misijos atrinktos. Pavyzdžiui, fun fact, yra 2 palydovai, vienas vadinasi R2, kitas D2, tai čia iš Star Wars'o. Taip pat tenai turim visokių irgi ten tavo selfie setą, ten visokių, yra stengiamės laiką dažniausiai pabandyti pažiūrėti, kaip mes čia galim jį užvadinti, kaip nors įdomiau. Tai dažniausiai laiką būna kažkokie tai inside joke ar kažkoks tai double meaning. Šitas dalykas, aišku, kartais mes gaunam jau tą pavadinimą iš kliento, labai dažnai. Bet jeigu mes turim galimybę, tai stengiamės. Nes, dirbti kartais ir linksmai noris. Tai va, viskas, dėkui už dėmesį ir jeigu įdomu, tai klausiu. Prašom, nesirūpinkit. Kiek palydovų yra surinkama in-house? Kiek visi? Jo, mes turim viską, vieno langelio principų nuo idėjas iki padarimo, jeigu reikia ir visą misiją darai. Tai žaliavos apdirbimas irgi visiems daromas. Jo, ir šiaip iš tikrųjų reikia paminėti, kas yra žiauriai nice, tai mes beveik viską Lietuvoje pjaustam, gaminam kitas įmonės, CNC, viskas tai yra pilnai, kaip pasakius, industrija sukas Lietuvoje. Ok, ačiū. Kiek klientų yra dabar? Tai pagrindė Constellationai, o dabar nesenai irgi gavom neblogą kontraktą Spin Launchas, jeigu girdėjo, čia buvo jie pagarsėję, kad tipo, davai su centrifugai išsukam ant žemės, raketą šaunam į viršų ir nuskris į kosmosą, tai palydovus leisim. Jiem nepavyko, bet sumastė dabar kitą idėją ir dabar laimėjom kontraktą 128 berods raketų palydovų. Ir ten, 208 berods palydovų ir ten 102 milijonų, tai vėl labai geri mokesčiai, daug labai bus nubirės į biudžetą ir galėsim gynybai daug skirti, kas yra labai nice. Tai čia vienas kol kas Europoje didžiausių užsakymų ever, tai irgi yra kom pasigirti, nes mus pasirinko kaip best of the best, tai irgi yra didžiulis įvertinimas. Jeigu aš noriu kažką siūsti, tau sumoku 1,5 milijono. Nu čia jau toks jau labai paprastas būtų. Tai tu mano tą darį. ir aš tau duosiu irgi kratysi, visus tos tempimo atsparumo testus darysi, tai jeigu tu jį sulauži. Tai čia jau reiškia, arba tu ne tuos specialistus nusamdai, kurie tau padarė tą payloadą, arba jam nebuvo skirta į kosmosą. Ir viskas ir aš, ir jūs sakot viso gero? Taip. Pinigų nedaug. Minėjai, kad geostatinės orbitos priklauso. Stacionarius. Jo, stacionarius. O kaip yra su paprastom orbitom? Reikia irgi išsipirkti, tarkim, jeigu aš noriu pakalti savo palydovą, man reikia kažkam dar paskambinti išsipirkti. Nu, SpaceX'ui reikia paskambinti, tada tiem visiems deploy ir provideriam reikia paskambinti, tada draudimui reikia paskambinti, tada jeigu tu nori kaip tas komercinė licenzija, jeigu kažką tau yra ryšių palydovas, turi visom šalim, per kurias skrisi paskambinti ir pasiklausti, ar tikrai galim tenai naudoti. Ir visas licenzijavimas ten yra